Jei pagalvotumėm apie iš tikrųjų kompleksišką, sunkų klinikinį atvejį, prie jo gali prisidėti beveik visi arba net visi odontologijos specialybės ir besispecializuojantys gydytojai. Viskas prasidėti gali nuo paprasčiausios burnos higienos, kur mums reikia higienisto, kažkiek dantų reikia pergydyti, kur mums reikia gydytojo endodontologo, mums reikia galutinio rezultato su taisyklinga šypsena, taisyklinga kramtymo funkcija, tai mums reikia ir ortodonto. Trūksta dantų, mums reikia gydytojo implantologo, kažkiek senų užpildų, kuriuos reikia pakeisti prieš ortodontinį gydymą. Reikia terapeuto ir galiausiai reikia protezisto, protezuojančio gydytojo, kuris pasieks tą galutinį rezultatą arba vien protezavimo būdu, arba net su estetiškai plombuojančiu gydytoju. Jei mes restauravimo būdus rinksimės skirtingus, visa odontologų komanda, kuri imasi atlikti kompleksinį gydymą, gali būti palyginta su orkestru, kur kiekvienas turi savo dalį tame gydyme ir taip turbūt mes strategai, ortopedai galėtumėm būti dirigentais.